Labadiena, dar kartelį įsijungia TV3.lt eterį. Šalia manęs Tauras Tunyla iš komandos Aras Marine by Dream to Drive. Trečia vieta overall, pirmi GT Open klasėje. Kalbėjau su Jonavičium, kuris jums įkandin. Sako, jaunimas šiek tiek spursuoja, bet mes, sako, laikomės to tokio šiek tiek ramesnio tempo. Jie, sako, gali daryti daugiau klaidų. Kaip šiaip pats, Taurai, jauti iš komandos, iš driverio pozicijos? Ar komandas spaudžia, ar tos klaidos arti? Tai aš manau, kad dar nieks stipriai nespaudžia, nes kadangi treniruočių gaunam labai nedaug, pavyzdžiui, vakar kiekvienas driveris tik po 15 minučių pravažiavo, tai tu tik tais pradedi važiuoti, susipažinti su trasa ir baigęs treniruotę. Tai dabar, sakykime, susipažinom gal dar šiek tiek 15 minučių daugiau. Tai per tą laiką, kiek kas susipažįsta ir kaip susipažįsta, tai vat ir matom realiai. Tai jo, galbūt mes greičiau išmokstam trasą, galbūt daugiau namų darbų ant simuliatoriaus padarėm, bet jie savo gali leisti atsivežti Le Mano žvaigždę, kurie atstovauja jų komandą, tai jie nesiskundžia, kad sportuoja čia kažkas. Bet jūsų pasirodymas tikrai visai neprastas. Aš dar techninės administracinės komisijos metu minėjau, kad jūs esate mano autosporto karta ir esate nulipę nuo simuliatorių. Ir šis sezonas jums yra tikrai stiprus iš techninio pasiruošimo, iš komandos pasiruošimo ir rezultatai tą rodo. Ko tikitės pagrindinė lenktynių dieną ir šiandien per Superpole? Tai per Superpole, tai faktas, kad 4 GT3 mašinos bus priekyje, čia nereikia diskutuoti, nes yra kita kategorija automobilių, o iš GT Openų tai realiai kovosim su Le Mano gamykliniu driveriu, tai pasižiūrėsim, kaip mums seksis. Labai tikiuosi, kad būsim pirmi arba antri. Kas važiuos kvalifikaciją ir Superpole? Kvalifikaciją važiuosiu aš su Kaimu, o kas Superpole važiuos, nuspręsim jau po Superpole. Į ką linksta labiau komandos vadovo mintis? Reiktų jo klausti, ne manęs. Taurai, ačiū tau, linkime greitų ratų ir mažai dylančių padangų. Ačiū tau. Tai buvo Aras Marine by Dream to Drive komanda. Ir dabar sekantis mūsų pašnekovas Haris Aleksandravičius. Hari, labai trumpai, tavo žodžiais, kaip sekasi? Nu, kol kas viskas puikiai. Mes atliekam savo darbą, kaip pasakyti, be jokių problemų. Važiuojam, treniruojamas keitimus, vairuotojai susipažįsta su trasa. Eimantas šiandien gavo labai įdomią baudą. Turėjo atidirbti viešosius darbus teisėjų postelėje 40 minučių. Tai kadangi vakar... Viešosius darbus? Nu, viešieji darbai per 25 metus lenktynių, tai pirmoji tokia bauda, kai varžybų direktorius skyrė jam per pirmą treniruotę, pirmos grupės treniruotę, jam skyrė 14 postelėje atbūti 40 minučių ir pamusikuoti vėliavą, kad vairuotojas suprastų, kaip tai yra atliekamas. Geras! Taip, tai buvo šiandien iš ryto toksai pas mumis įdomus įvykis. Galėjo duoti, atrodo, ir nuobaudos minučių, sekundžių, bet vat, štai taip. Ne, nu tai visose varžybose yra minutės, sekundės, drive-thru, penalty, bet čia tokia įdomi bauda, kaip sakau, viešoji tokia bauda, socialinis tokia bauda, kad suprastų, kad manytina, kad suprastų, kad vairuotojas įsivaizduotų, kaip teisėjas mosikuoja vėliavą, kad ir matytų tą darbą, ką atlieka teisėjas, kad suprastų, važiuodamas. Aš matau iš tos šypsenos sveikintiną žingsnį, sakyčiau, iš teisėjo, ne? Tikrai gerai. Ne, iš tikrųjų taip. Pirmą kartą aš susidūriau visoje istorijoje, kad yra tokia bauda, tai tikrai sveikintinas. Apie reikalus, kvalifikaciją ir Superpole, ko galima iš jūsų tikėtis? Juta Racing prižiūri 2 R8, aišku, tavo komando vadovavimo raudonosios R8. Kaip jums sekasi ir ko tikėtis per kvalifikaciją ir Superpole? Nežinau, pažiūrėsim, nemanau, kad visos komandos atskleidė dabar visus savo greičius, tai dabar darysime tokią treniruotę prieš kvalifikacinę, bet tai manau, kad į trejetuką turėtumėm papulti. Hari, dažnai buvote minimi ir kalbinami kaip lyderiai. Šiais metais mums sunku prognozuoti ir jūs kviečiamės kaip vieni iš top tų, kurie gali būti lyderiais. 3 kartus buvote čempionais, 3 kartus pats vadovai tai komandai. 4, atsiprašau. 3 iš eilės, tie buvo 4 iš eilės, o dievuliau tu brangus, 4. Ar bus tas, pertraukėlė padaryta, bet 5?
Nežinau, labai sunku prognozuoti, nes tikrai matome trasoje labai greitus automobilius, labai stiprias komandas. Pačių automobilių masė yra mažesnė, jeigu seniau būtų 23-30 automobilių, dabar 20, ne? Tai vadinkime, kad ir visos komandos stipriai profesionalesnės. Tai aišku, mes bandysim padaryti, ką įmanoma, bet kadangi lenktynės yra ilgos, 8 valandos, tai prognozuoti kažką tai yra labai sunku. Aš kaip sakau visą laiką, tai vienas iš sėkmės faktorių, tai yra dar ir sėkmė, vienas iš lenktynių faktorių. Lenktynės lenktynėmis, šeimai linkėjimus perduoti. Ačiū Jums, ačiū. Šeimai linkėjimus perduoti. Šeimai linkėjimai. Gaila, kad aš nesu Jumis. Ačiū tau, Hari. Taip, prašom, Saulenė, prisijunk. Mes turim Rimą Cesiulį iš Antėjo. Pagal užrašą ant kepurės reikia žiūrėti. Rimai, tu pats, jeigu skaičiavam 17-18 kartas, ar ne? Tai, o pats prisimeni, nuo ko Palanga prasidėjo kažkada tau ir tavo tai kompanijai, kuri šiaip iš esmės nelabai keičiasi. Šiemet jūs turit tu, Vidas, ne, Vaidotas Mitkus, Robertas Saveikį turit kaip naujoką. Ir automobilis naujas, bet nuo ko viskas užsimesgė kažkada, kokiais 2005-2006? Jo, tas skaičius labai jau senai buvo, tai labai puikiai atsimenu, tai buvo turbūt su ta legendinė komanda, kur buvo 2-2, tai va, pradžia buvo nuo ten, prisimenu, su savo rankom sukonstravom golfiuką ir pradėjom lėkti nuo to. Tai buvo pradžia, aišku, visiškai kitas automobilis, priekių varomas. Nuo galų varomo aš pradėjau su BMW jau ten po 4-5 sezonų. Važiuoti galų varomo, tai sakiau, iki jokių priekių daugiau varomo automobilį nesis. Ir dabar tą dizelinę, ne, BMW iškitėt į Porsche šiemet. Kaip sekasi, jeigu taip labai konkrečiai, žiūrėkime į sekundės rezultatai, nes vis tiek artėja kvalifikacija, tai kažkas iš komandos sakys, tai Rimukai, važiuoji. Tai buvo pirmas pasibandymas šiandien, tikrai didesni pojūčiai, stabdėme pagreityje, labai greitas automobilis, stabilus, tai vakar pasibandžiau, labai puikiai sekėsi, ir emociškai, ir šiaip rezultatas, kaip pirmam kartui labai patenkintas. Kvalifikacijas, taip, sakiau, Rimai, tu važiuosi. Kiek sekundžių numetat nuo pernykščio dizelinio, sakykime, tempo, jeigu taip skaičiuotume, vis tiek čia skaičiukai tie su 1000-ųjų gal neminėkim, bet pernai kiek važiuodavot užpernai ir šiųmetinis minutė 10, minutė 11, ne kažkas tokio? Jo, tai 10 sekundžių drąsiai, bet čia, sakau, dar trasa pilnai nepasiruošusi mūsų visiems iššūkiam, bet manau taip įsivažiuosim, tai greičiau, tai 10 sekundžių garantuotų, kad greičiau. Pirkdami ar nuomodami tą Porsche planavot, kad tai projektas ne vieniem metam, nes jūsų tą dizelinį BMW bent jau, ir tą 222 komanda vis tiek. Kolektyvas tas pats jūs čia žinojo, kaip simbolis Palangos, kaip be Čepkausko negali būti, kaip be Čiutelės, taip ir be jūsų. Tai, kaip sakyti, nesitrauksit niekur. Tai taip, per tas automobilis, ne vieniem metam, tai bus tęstinumas. Žiūrėsim, formuojasi komanda, dabar labai puikiai visi jaučiamės, visi trykštam gerų rezultatų ir lėksim. Sako, sėkmės negalima negėti, tai gerų sekundžių. Dėkui. Rimas Cesiulis, ar turim dar vieną žmogų, kuris turi čia išskirtinį kombinezoną, Audrius Gricius, kuris irgi daug metų važiavo su tuo dvejetuku, paskui su dizeliniu Antėjos automobiliu, o Rimai, Audriau. Kombinezonas, tai kaip sakyti, vis tiek turi ten homologacijas, bet širdį CDC kaip buvo, taip ir lieka, ne? Tai CDC toks, kažkurių tai metų atsirado kaip atributas ant kombinezono. Galbūt po 2010 metų koncerto, kai mačiau dar ACDC gyvai, kur dar buvo jų visa, grupė nuo 80 metų ir Malcolmas gyvas, visi jie groja. Ir po to užsidėsiu aš ACDC jų garbiai ant sportinio kombinezono. Taip ir liko ta tradicija. Bet aš suprantu, kad jeigu būtų galimybė vienoje ausiniai pasileis kokį Spotify'ų, tai vieną ausį komandos vadovas kažką sakyti, kitoje ACDC grotų. Sąlyginai taip, bet iš tikrųjų daugiau klausaisi variklio garso, kaip groja. Ir nuo vieno ir nuo kito gerą ant dušios? Prašau? Ir nuo vieno garso ir nuo kito ant širdies gerą? Taip, gerą, tai nemaišykim dviejų gerų dalykų į vieną, nedarykim kokteilio, miksą. Audriu, tu jau pernai nuo dizelinio BMW persidai į Porsche šiemet. Komanda panaši, bet automobilis praktiškai naujas. Kiek tie pojūčiai skiriasi? Automobilis naujas, visiškai naujas iš gamyklos atvažiavo, naujos kartos RS ir GT4 tikrosios klasės. Jisai turi 500 arklių, tai tik tai 10 arklių mažiau negu GT3 klasė, tik jisai yra sunkesnis 40 kg.
Tai čia 40 labai daug, nu, kaip sakyti. Nėra mažai. Ir aišku, stabnis, ir klasės skiriasi, tai nereikia norėti, vis dėlto yra GT3 klasė yra aukštesnė, bet kokiu atveju iš GT4. Jūsų komandos ambicijos ir tikslai? Tai pirmiausiai Latvijos reikia nugalėti su tokiu pačiu identišku automobiliu lygiai ir papult, aišku, 10-uką bandyti, bet tai lenktynės ilgos, bus matyti. Tai ką, irgi paleidžiam tave ruoštis, nes dabar jūsų treniruotė netrukus, o mes pasakysim, kad dabar jūs pamatysite, kaip atrodė pasivaikščiojimas po tą erdvę, kuri dabar yra tuščia, kur daugelis automobilių laukia treniruotės, bet prieš valandą čia garbiausi svečiai ir žiūrovai, kurie gali įsigyti bilietus per bilietai.lt su Darium Jonušiu, šių lenktynių organizatorių, pasivaikščiojo ir pažiūrėjo ir pamatė viską savo akimis iš labai labai arti. Gerai, jau einam. O, tai gerai. Tai čia pas mus yra tech komisija, kad įsivaizduoti visą procesą. Išvažiavimo iš pitleinų yra tech komisija. Čia yra TV studija, ką jūs matysite YouTube'ai arba televizijos transliaciją, nes šiemet mes ir YouTube'ai mūsų kanale darom. Tai turėsim čionai viską. Ir tada eina komandos, kurios dabar tik baigė treniruotę. Ir, aišku, tvarkosi padangas, ten tikrinasi automobilius, mechanikai, lenktyninkai. Porsche Baltic yra 4 komandos. Sveiki, ar galite duoti truputį dėmesio ir galim, čia mes turime pitvolką. Išleiskit, pamojuokit, pasirodykit, čia yra tie lenktyninkai, kurie važiuoja. Taip, pagal pavardės matot, Grigaitis, Sulevičius, Gaučius, Piktys, ane? Išleiskit, paspauskit vaikam rankas. Taip, čia Juta Racing komanda, Jonas daugiausiai laimėjęs lenktynių. Daugiausiai lenktynių laimėjęs. 10. Čia yra žmogus, kuris kol kas nenumuštas, rekordas. Tai išleiskit, pasirodykit gridvolko žmonėm, pasilabinkit. Hi. Nice to see you. Labas. Mes dabar turime pitvolką. Tai va, ten daug žmonių, žinai, tai pabūkit truputį dėmesio, žinai. Kas čia prie mašino? Tai prie mašino, kas pasipotkins, kas dar ką, žinai. Galim įrankių, kad... Galim. Aš ką moku? Neturiu žodžių. Tai tada eikit į padoką, pasislėpkit. Čia pernai metų nugalėtojų komanda. Pernai metai laimėjo jie. Taip. Kur lenktyninkai pabėgę? Ištraukit. Gerai, tai nesvarbu. Daug metų lenktyniaujantis. Paulius Pačkevičius, kuris važiuoja ir ilgų nuotolių lenktynėse ir užsienyje. Joana, pasirodyk, mūsų mergina lekianti, va, visa komanda. Čia dar ir daugiau žmonės, dabar mes turime pitvolką, tai žinai, pabūkit, žinai. Taip, tai pabendraukit, žinai, viską. Tai čia tik čia, o pats stabdžių diskas, jis yra karštas, suprantate, pažiūrėk. Jau biškį ataušo, bet... Jo, bet specialiai, nes kitu atveju, jeigu didelė temperatūra, pradės kraipyti stabdžių diską. Nes jis sustojo. Nebėra apipūtimo. Čepkauskas mūsų visus 25 metus važiuojantis, mūsų didvyris lenktynių. Turime dabar gridvolką, tai pabūk, žinai, su komanda, jeigu gali. Kažkiek tai, nes dar pamatai visą eilę žmonių. Ką? Čia Modesta, mūsų pagrindinė organizatorė. Pagarba, išleiskit į priekį lenktyninkai, turime dabar pitvolką, pasirodykit žmonėm, kurie labiausiai domisi autosportu. Nes jie domisi, jie turi pitvolko bilietų, žinai, tai jiem tikrai įdomu yra. Superfano bilietų. Turim BMW
pats silpnesnio šitose varžybose nėra, bet sieksimės būtinai patirti finišą ir tikrai nebus paskutiniai, aš garantuoju. Linkiu jums finišo, linkiu jums svarbiausia, linkiu finišo, kaip ir visiems, linkiu finišo. Taip, čia turim Tomą, kuris moka vaikščioti atbulom, skersai, išilgai, nežiūrėdamas, bet jis vis tiek viską nufilmuoja. Šaunuolis. Tada mes turim pagarba, labą dieną sirgaliam, labą dieną sirgaliam. Nu va, turime mūsų pažybą Kajų Šikšnelį. Daug metų lenktyniaujantį tiek kartingais, tiek visur. Ai, mechanikų bėgimas dabar bėga. Taip, taip. To jūs pamatysite mechanikų bėgimą. Mes turim kilometrą, 1000 metrų, nu, sąlyginai, kaip 1000 kilometrų, turim 1000 metrų mechanikų bėgimą. 1000 metrų? Taip. Jie va bėga, tuoj prabėgs, čia va, žiūrėk. Čia yra duoklė tiem žmonėm, kurie visada yra už kadro. Lenktynininkai sako, kokie mes greiti, visą kitą, bet be mechanikoje niekas. Tai va, jie dabar kovoja dėl savo taurių. Nu va. Pagarba. Turime Racing Team Latvija. We have a pit wall here. Yeah, pit wall. So, show yourself, show your car. It's a crocodile. Yeah. Nice to see you guys that you came here. And very last minute. I hope you enjoyed the race, reach the finish. And win the class. And win the class. Or maybe overall. Never know. If some rain come, you know, everything is possible. On long distance race, everything is possible. But okay, I wish you win the class. Šiemet yra naujiena, kad mes leidžiame ir vaikus. Nes kodėl mes į kitus pitus neleidžiam vaikų, todėl dėl saugumo, nu tai padarėm tinklus, kad jeigu ar nukris koks daiktas ar kas, kad galėtų nepažeisti automobilio važiuojančio, nes jie važiuoja čia keistis ratų. Nu ir aišku, patys įspūdingiausi superfano boksai yra patys paskutiniai. Su mažais vaikais be ausinių siūlau neit, bet jeigu kas nebuvo čia, tai žinokit, tikrai keletą minučių pastovėti varžybų metu ar kvalifikacijų metu, kai tu jau tik kūnas ir širdis dreba, tu supranti, kiek arklių čia važiuoja ir kokie greičiai. Nes čia tikrai garso yra daug, žinai. Tai su vaikais tik ausis užsikimšt. Tai labai jums ačiū, kad jūs visi domitės autosportu ir šitom lenktynėm. Ir ačiū labai ištikimiausiam sirgaliam, kurie čia galbūt tokių yra, kurie visus 25 metus. Nes vakar teko sutikti, kurie jau 10 metų, kurie 15 metų planuoja savo atostogas. Ir tikrai tai džiaugiasi širdis, kad tai daug yra tokių žmonių ir jų vis daugėja, kurie aišku, kurie mus palaiko ir tai mus labai motyvuoja. Mus visus. Dirbti. Ačiū jums labai. Tai jūs laisvai, jūs dar galite pabūti kažkiek laiko, pasivaikščioti.